Broliai, aš čia galvoju apie vieną dalyką, apie kurį mažai kas kalbėjo. Būtent, kodėl gyvūnai turi didesnį jautrumą nei žmonės. Kodėl kartais pastebime keistą elgesį, lyg jie matytų kažką. Beje, man taip pat nutiko vienas dalykas, kuris mane labai išgąsdino, bet tegul tai būna pamoka kiekvienam iš mūsų čia. Vieną dieną aš skelbiau evangeliją vienam vaikinui ir jis man papasakojo, kad jo namuose vyko daug keistų dalykų ir jis labai stipriai jautė demonišką priespaudą savo namuose. Tada aš buvau bažnyčioje ir po pamaldų nuvedžiau jį iki jo namų durų. Kai mes buvome ten, jau buvo maždaug 11:30 vakaro, beveik vidurnaktį. Staiga ten netoli automobilio nutūpė pelėda ir ta pelėda žiūrėjo į mus, o aš klausiau, ką jis kalbėjo, ar ne? Mes abu sėdėjome priekinėje automobilio sėdynėje ir aš žiūrėjau į tą gyvūną, į tą pelėdą. Broli, ar tikite, kad tuo momentu aš pajutau Dievą, aš pajutau, gavau dvasinę įžvalgą, kad velnias bandė klausytis mūsų pokalbio. Buvo labai karšta diena, langai buvo atidaryti ir aš supratau, kad tuo metu velnias, broliai, jis buvo tame kūne, nes jūs žinote, kad šėtoną jis yra puolęs angelas. Liuciferis ir trečdalis angelų buvo išvaryti iš dangaus ir dabar jiems reikia kūno, kad galėtų materializuotis ir daryti tai, ko jie nori. Mes matome, tiesa? Pirmasis demoniškos apsėdimo atvejis buvo Edeno sode, kai šėtonas įėjo į gyvatę ir kalbėjosi su Ieva. Žodžiu, tuo metu aš turėjau įžvalgą ir kol aš kalbėjausi su juo, aš pasakiau štai ką, žiūrėk, tik minutėlę. Aš ištiesiau rankas broliai į tą pelėdą ir pasakiau, pasitrauk šėtonė, Jėzaus vardu. Broliai, tai įvyko akimirksniu, ji tuoj pat suplasnojo sparnais ir nuskrido, o vaikinas, kuris buvo šalia manęs, nieko nesuprato, kaip ir aš, ar ne? Supratau, kad tai tikrai vyksta, bet tiesa ta, broliai, kad negalime į tai žiūrėti juokais, nes dvasinis pasaulis yra rimtas, jis yra tikras. Taigi aš pateiksiu keletą liudijimų, paaiškinsiu pagal Bibliją, kodėl gyvūnai turi šį jautrumą, kodėl velnias naudoja gyvūnus. Aš pateiksiu keletą įdomių požiūrių, bet jau noriu jūs perspėti. Šiandienos vaizdo įrašas skirtas ne kiekvienam, jis skirtas tiems, kurie tiki Dievo galia, tiems, kurie tiki, kad dvasinis pasaulis ne juokai, gerai? Taigi, užsiprenumeruok mano kanalą, kiekvieną dieną būsiu čia, kad už tave melščiausi, taip pat noriu tau pateikti įdomių Biblijos pamokymų susijusių su kasdienio gyvenimo aktualijomis. Tad pirmyn, kodėl gyvūnai turi šį jautrumą? Žinau, kad daugelis žmonių mieliau tiki mokslu, tiesa? Nes mokslas sako, kad gyvūnai turi labai jautrią klausą, jų regėjimas daug geresnis, daug aštresnis nei žmogaus, bet šiandien mes kalbėsime apie dvasinę pusę. Ir žinote, kas įdomiausia? Dauguma žmonių gyvūnų elgesį laiko paprastu instinktu, ar ne taip? Kai šuo pradeda urgzti, pradeda pykti, žiūrėdamas į sieną ar į tamsų koridorių, iš karto pagalvojame apie ką? Jis turbūt mato vabzdį ant sienos, gal išgirdo žiurkės garsą palubėje, ar ne taip? Arba gal tai vėjas lauke ir mes vis bandome paaiškinti viską fiziškai, natūraliai, tiesa? O kai katinas sustingsta, ar ne? Jis pasišiaušia kailį ir žiūri į šalis, lyg kažką matytų, o iš tikrųjų mes bandome rasti logišką paaiškinimą tiesiog todėl, kad mums baisu, ar ne taip? Mes bijome tokių dalykų arba nenorime pripažinti, kad mūsų namuose gali būti kažkas daugiau. Bet noriu, kad labai atkreiptumėte į tai dėmesį. Štai šventasis raštas, broliai, niekada nelaikė gyvūnų eilinėmis būtybėmis. Aišku, mes turime dvasią, mes esame amžini, o gyvūnai turi tik sielą, bet tai kitokio tipo siela nei žmogaus. Bet aš nenoriu gilintis į šią detalę šiame vaizdo įraše. Aš tik noriu pasakyti, kad gyvūnai tam tikra prasme turi didesnį jautrumą, nes jie nebuvo užteršti nuodėme kaip mes, nes nuodėme mus apakino. Ir kai Dievas sukūrė gyvūnus, jis įdėjo į juos tyrą sielą, sielą, kurioje nėra išdidumo. Pagalvok kartu su manimi, gyvūnai neturi to blogio, kurį turi žmogus, jie tiesiog veikia pagal instinktą, tiesa? Taigi šie dalykai, kurie patenka į mūsų širdį, mus akina. Todėl vaikas yra tyresnis, jis yra jautresnis. Beje, aš jau esu sukūręs vaizdo įrašą savo kanale, parodžiau, kad mano dukra
Ji ten žaidė, kai buvo labai maža, maždaug 1 ar 2 metų, ir ji ten žaidė. Maždaug 3 minutės man pavyko šiek tiek nufilmuoti, bet aš esu tikras, broliai, kad ji žaidė su angelais. Ir įdomu tai, kad Biblijoje aprašytas atvejis, kai gyvūnas pamatė angelą ir sureagavo netikėtai. Noriu čia trumpai apibendrinti, kad suprastumėte, kas parašyta Skaičių knygoje 22 skyriuje, kur kalbama apie pranašą vardu Balamas. Biblija pasakoja, kad karalius Balakas buvo žmogus, kuris bijojo Izraelio, nes jis jau buvo girdėjęs daug istorijų apie tai, kaip Dievas saugojo Izraelio tautą. Ir kai jis pastebėjo, kad žydai buvo arti jo žemės, jis pasamdė pranašą Balamą, kad šis prakeiktų Izraelio tautą. Tačiau kai Balamas ėjo prakeikti Izraelio tautos, nutiko kai kas labai įdomaus. Pažiūrėkite, kas parašyta Skaičių knygoje 22 skyriuje 23 eilutėje. Kai Balamo asilė pamatė viešpaties angelą stovintį kelyje su ištrauktu kalaviju rankoje, ji pasuko iš kelio ir nuėjo į lauką. Balamas mušė asilę, kad priverstų ją grįžti į kelią. Ir 30 eilutėje sakoma, tada viešpats atvėrė Balamo akis ir jis pamatė viešpaties angelą stovintį kelyje su ištrauktu kalaviju rankoje. Balamas nusilenkė ir parpuolė veidu į žemę. Amen? Dabar pagalvokite kartu su manimi, broliai. Balamas, jis buvo laikomas pranašu, žmogumi, kurį Dievas labai naudojo, bet tuo pačiu metu jis buvo labai išdidus, jis buvo labai godus. Ir dėl to jis tapo dvasiškai aklas ir nepastebėjo pavojaus, kuris buvo priešais jį. Ir čia Biblija pasakoja, kad Asila pirmoji pamatė dvasinį pasaulį, o ne jis, ir ji iš tikrųjų pamatė 3 kartus. Šis angelas prieš Dievui atveriant Balamo akis, Dievas netgi panaudojo Asilos burną, kuri kalbėjo su pranašu. Tai buvo kažkas antgamtiško. Bet įdomu tai, kad tas gyvūnas taip aiškiai suvokė nematomą pasaulį, jog ši Asila verčiau pasirinko būti mušama savo šeimininko, nei žengti dar vieną žingsnį link to dvasinio pavojaus. Broliai, tai mus moko labai rimtos tiesos. Dvasinis pasaulis nėra juokas, jis yra tikras. Mes galime jausti piktųjų dvasių, angelų buvimą. Ramybės stoka gali rodyti, kad kažkas yra negerai, lygiai taip pat kaip ir didelė ramybė gali reikšti Dievo buvimą tavo gyvenime. Taigi, kaip sakiau, jums tai galioja ne tik angelams, bet ir demonams. Ir Biblija pateikia dar vieną pavyzdį, kai Jėzus buvo čia žemėje. Kartą jis nuėjo pamokslauti į Geraziečių kraštą. Ir tada jis išlaisvino kitą vyrą, kurį buvo apsėdę piktosios dvasios. Ir prieš išeidami iš to žmogaus, demonai maldavo Jėzaus, kad leistų jiems įeiti. Į kiaulių bandą, tik tai nebuvo 1 ar 2 kiaulės, ten buvo apie 2000 kiaulių, kurios ganėsi ant to kalno. Ir Biblija labai aiškiai sako, kad kai demonai išėjo iš to žmogaus ir įėjo į kiaules, tie gyvūnai pajuto blogio buvimą ir visiškai puolė į neviltį. Tai buvo, kad visa banda apie 2000 kiaulių nubėgo žemyn nuo kalno ir nuskendo vandenyje. Pažiūrėkite, kokie jautrūs yra gyvūnai, broliai. Jie neištvėrė nė minutę su blogio buvimu toje vietoje. Tai mums padeda suprasti kai kuriuos dalykus, broliai. Ir aš noriu netgi pateikti keletą pasakojimų, kuriuos radau internete ir žinau, kad tu tiki. Kaip jau sakiau, šis vaizdo įrašas nėra skirtas bet kam. Bet aš papasakosiu čia pirmąją istoriją, kuri gyveno San Paulo valstijos gilumoje. Aš čia skaičiau, jie sakė, kad kol jie gyveno sodyboje, buvo eilinis rytas. Ir jie rado ten prie durų, prie pagrindinių vartų, auką, pilna tokių dalykų, buteliai su juodais skysčiais. Taip, jie rado surištus audinius, keletą lėlyčių, žinai. Jie nieko nesuprato, tuo metu jie tai sudraudė, bet kai jie pažvelgė į šunį, kuris buvo ten namuose, mišrūną, labai draugišką, labai ramų, jie pastebėjo, kad šuo elgėsi keistai, jis vaikščiojo pirmyn atgal, jis buvo susierzinęs, žinai. Ir tada jie nesuprato, bet staiga jų šuo pradėjo sustingti letenas, jo nugara susirietė, o akys pasidarė stiklinės. Atrodė, lyg jis net nebeatpažintų savo šeimininkų ir tada šeima, kuri gyveno tame ūkyje, priėjo arčiau prie šuns ir pastebėjo, kad jis labai pasikeitęs. Ir tuo metu šuo pradėjo skleisti keistus garsus, tik jis nelojo ir neurgzė, atrodė, lyg tai būtų žemas žmogaus balsas, tarsi kažkas jiems grasintų, suprantate?
Ir tada jie pradėjo melstis, pradėjo sudrausti, pradėjo tiesti rankas link šuns ir siųsti visą blogį šalin. Tuo metu šuo nugriuvo, jis liko užmerktomis akimis, tarsi pusiau pabudęs, ir jie suprato, kad velnias įeina į šuns kūną. Taigi, broliai, aš tai sakau ne tam, kad jūs išgąsdinčiau, tai nėra tam, kad jums būtų gaila gyvūnų, ne apie tai kalba. Tai tik tam, kad suprastumėte, jog tai gali nutikti. Bet aš paaiškinsiu vaizdo įrašo pabaigoje, ką turėtumėte daryti, jei pamatytumėte kažką panašaus. Gerai? Beje, jei jau esate patyrę kokią nors antgamtinę patirtį savo namuose, jei jau esate matę ką nors keisto su gyvūnais, noriu, kad paliktumėte čia savo komentarą, nes tai sustiprins brolių tikėjimą, parodys žmonėms, kad negalima į tai žiūrėti kaip į juoką. Ir turiu tau priminti vieną dalyką. Gyvūnai dažnai veikia kaip dvasinės atmosferos termometras toje vietoje, supratai? Tam aš tau parodysiu kitą pavyzdį, kurį perskaičiau ir žiūrėdamas kitą vaizdo įrašą, tai buvo amerikiečių vaizdo įrašas apie buvimą ar ne, apie aplinkas ir jų ryšį su gyvūnais. Taigi viena šeima pasakojo, kad vieną dieną jie išsinuomojo seną namą ir atsivežė savo katytę. Ir jau pirmosiomis savaitėmis kaimynai pranešė, kad ankstesnis to namo gyventojas, jis atlikdavo makabriškus ritualus, jie negalėjo paaiškinti, kokiai religijai jis priklausė. Bet šeima tada pradėjo pastebėti iš tikrųjų kažkas keisto. Jų katė niekada neidavo į mažą kambarėlį, kuris buvo kiemo gale. Ir jei kas nors bandydavo ją nunešti prie to kambario durų, ji panikuodavo, susikūprindavo, įsikabindavo nagais į žmogų, draskydavo, šaukdavo. Bet jie nežinojo, kas ten viduje ir niekas nedrįso įeiti. O kas jiems labiausiai pasirodė keista, tai kad jų katytė buvo labai švelni, labai rami. Ir tada galiausiai jie sužinojo, kas tam buvo. Jie pakvietė bažnyčios brolius, nuėjo į tą kambarį budėti ir melstis. Ir tikrai ten buvo makabriškų knygų, buvo daug keistų dalykų ir tada jie viską sudegino, viską sunaikino ir daugiau niekada tame name neįvyko nieko keisto. Taigi, broliai, Biblijoje taip pat yra detalė Jobo knygoje, kurioje parodyta, kad gyvūnai turi didesnį suvokimą apie kūriniją, apie viską, kas vyksta matomame ir nematomame pasaulyje. Pažiūrėkite, kas parašyta Jobo 12 skyriuje nuo 7 iki 10 eilutės. Sakoma taip: paklaus gyvūnų ir jie tave pamokys, paklaus dangaus paukščių ir jie tau pasakys, pasikalbėk su žeme ir ji tave pamokys. Tegul tave pamoko ir jūros žuvis, nes visos jo žino, kad viešpaties ranka visą tai padarė. Visų gyvų būtybių gyvenimas yra jo rankose, taip pat ir viso žmonijos kvėpavimas. Pažiūrėkite, kokia gili ši ištrauka, broliai. Raštai mums rodo, kad gyvūnai pripažįsta Dievo suverenumą. Jie žino, kas valdo visatą. Jie jaučia, kai Dievo šlovė užlieja vietą ir aš visada apie tai kalbu savo kanale. Kad kai atiduodi savo gyvenimą Jėzui, net gyvūnai tai pajunta, net namų šuo žino, ar ne, nes jie taip pat jaučia Dievo buvimą, aš tuo tikiu. Aš tikiu, kad jie žino, kai tvyro pikta dvasinė atmosfera arba juntama šlovingas viešpaties artumas. Ir to pavyzdį matome Danieliaus atveju. Nes prisiminkite, kad Danielius buvo įmestas į liūtų duobę. Jis visą naktį praleido ten, saugomas tų žvėrių, kurie buvo mirtinai alkani. O ryte Danielius paaiškino karaliui štai ką: mano Dievas atsiuntė savo angelą ir uždarė liūtų nasrus. Taigi pagalvokite kartu su manimi, broliai, tie laukiniai liūtai tiesiog atsitraukė angelo, kuris buvo ten, akivaizdoje. Dievas neleido tiems liūtams padaryti nieko blogo Danieliai. Taigi aš jums pateikiau keletą pavyzdžių, papasakojau apie Biblijos mokymą, bet noriu, kad būtumėte labai atsargus ir nepakliūtumėte į du labai pavojingus kraštutinumus. Pirmasis kraštutinumas yra prietarai. Žinote, kodėl aš tai sakau? Yra žmonių, kurie mano, kad šuo ar katė yra apsauginės dvasios ir kad jie mato mirusių giminaičių vaiduoklius. Ar ne taip? Broliai, tai visiškai neturi jokio pagrindo Biblijoje. Dievo žodis labai aiškiai sako, kad žmogui skirta mirti tik vieną kartą, o po to ateina teismas. Taigi tie, kurie mirė, nevaikšto po namus. Gyvūnai, broliai, jie nemato vaiduoklių. Jie tik jaučia šviesos arba tamsos būtybės buvimą, kurį Biblija vadina angelu arba demonu, angelais arba puolusiais angelais, supratai?
Taigi nėra tokio dalyko, kad giminaitis ar žmogus, kuris gyveno tame name, dabar klaidžioja ten. Ne, broli, iš tikrųjų tai yra demoniškas buvimas arba angelų buvimas, tiesa? Ir antra labai pavojinga kraštutinė pusė, dėl kurios reikia būti atsargiam, yra netikėjimas. Nes yra daug žmonių, kurie jau nebetiki niekuo iš to. Žmogus dėl kažkokių priežasčių nusivylė, arba jis labai ieškojo Dievo, bet darė tai prietaringai, tarsi norėdamas sudaryti sandorį su Dievu. Ir tada, kai nieko neįvyko, žmogus tiesiog nusivylė ir dabar jau nebetiki niekuo. Ir aš net prisiminiau, broli, dar vieną detalę. Kartą meldžiausi pas vieną žmogų namuose ir tada šuo labai stipriai daužėsi į duris. Ir man tai pasirodė labai keista, nes pagalvojau, būtent tada, kai mes čia meldžiamės, jis pradėjo taip elgtis, suprantate? Ir tada, broliai, jei kyla abejonių, juk nieko nekainuoja pasimelsti, ar sutinkate? Jūs nieko neprarasite ir tikrai neperdėsite, jei pasimelsite per daug. Aš tiesiog pradėjau drausti, ištiesiau ranką ten, kur buvo šuo ir sudrausminau visą piktąją dvasią, liepiau ją išeiti ir tuo pačiu metu šuo pradėjo rimti. Taigi, broliai, dvasinis pasaulis egzistuoja, jis yra tikras ir tai nėra juokai. Ir aš norėjau, kad jūs žinotumėte vieną dalyką. Nors gyvūnai turi tam tikrą valdžią, jie neturi tokios valdžios, kokią turime mes. Prisiminkite, kai pasakojau apie Balamo asilę, kuri pamatė angelą, bet ji nieko negalėjo padaryti. Ji tiesiog išsigando to angelo ir sustingo, daugiau nieko nepadarė. Kodėl? Gyvūnai neturi tokios galios išvyti blogį ar tiesiog matyti ar nematyti nieko. Jie neturi tokios valdžios, bet mes jau turime tokią valdžią. Amen? Patys iš savęs mes nesame niekas, tokia yra tiesa. Mes esame silpni, mes esame nusidėjėliai, mes neturime jokios jėgos prieš blogį. Bet ten, ant Kalvarijos kryžiaus, Jėzus Kristus nuginklavo visas tamsos jėgas. Biblija sako, kad jis sumokėjo mūsų skolą, jis perplėšė mūsų skolą dvasinėme pasaulyje ir dabar jis yra mūsų gynėjas. Ir būtent per jo auką mes gauname šią valdžią. Be to, pats Jėzus pasakė, kad jo vardu mes galime išvaryti demonus, minsime gyvates ir skorpionus. Kitaip tariant, blogis turi mums paklusti. Ne dėl mūsų gyvenimo, bet todėl, kad dabar Jėzaus kraujas yra ant mūsų ir Jėzus jau suteikė mums šią valdžią. Taigi noriu tavęs paklausti vieno dalyko. Ar jau atidavei savo gyvenimą Jėzui? Ar jau atgailavai dėl savo nuodėmių? Ar pavedei savo namus Dievui, uždarai spragas, prašei? A Deus fechar as brechas. Viena aišku. Ateis diena, kai paliksime šį pasaulį ir jei mūsų siela nebus susijungusi su Jėzumi, jei neturėsime jo kraujo ant savo drabužių, dėja nebūsime išgelbėti. Taigi tai yra labai rimta, broliai, aš nuoširdžiai linkiu jums iš visos širdies, kad tikrai turėtumėte santykį su Jėzumi ir nieko nebijotumėte. Nes vieno dalyko aš išmokau, aš bijojau velnio, kol sužinojau, kad būtent velnis bijo manęs. Ne dėl savo gyvenimo, bet todėl, kad Jėzus yra su manimi, o velnis dreba prieš viešpatį Jėzų. Amen. Dievas yra su tavimi. Tikėk tuo. Tikiuosi, kad tau patiko ir dabar vienintelis dalykas, kurio prašau, yra pasidalinti. Žinau, kad yra daug žmonių, kuriems reikia išgirsti šią žinią. Ir Dievas gali tave panaudoti jų gyvenime. Amen. Paliksiu čia ekrane ir vaizdo įrašą, kurį gali pažiūrėti. Esu tikras, kad tau patiks. Te laimina Dievas.